Gerai, tai pralaimėjom rungtynės, bet tai buvo mūsų pirmos rungtynės. Tai yra normalu, kad nebus gal tos kokybės, aišku, trūko pataikymo, reikia baudos visamės, bet manau, nežinau, tiesiog gal atrodo, kad jie greičiau bėga, jie viską greičiau daro, jie jau, kaip minėjo, sakė, žaidžia ne pirmas rungtynės, tai visiškai normalu, mes turim naujų žaidėjų, tai nieko čia daugiau nepasakysi, reikia įsportuoti ir gerintis. Ačiū. Prašau klausimų, Ąžuolui. Dvejas rungtynės laukia labai svarbios atrankos žudbutinės vos net, turbūt ką reikia pataisyti iki jų, kad pasirodytumėt gerai ir kad išeitumėt su 2 pergalėm iš to lango. Ką pataisyti, tai ką žinau, tai reikia pataikyti, reikia daugiau taškų įmest, apsigilinti ir reikia. Buvo labai teigiamų įspūdžių iš kitų žaidėjų apie vadinamosius amerikonus ir Buzelį, Japučionį, koks tavo įspūdis? Geras įspūdis, tai mačiau per treniruotės, kaip atrodo tie žaidėjai, su Jonu jau esu žaidęs, su Kasparu dar nesu. Labai visi 3 NBA žaidėjai čia, kurios turim, jie yra labai geri, tai jiems reikia to laiko, tai šios rungtynės tikrai buvo gera patirtis tie, kurie nėra žaidę Europos krepšinio ir dabar suprato, kad nieko čia nebus lengva ir manau, tai jie yra profesionalai, manau, viską patys, nežinau, pasitaisys, nepasitaisys ar, nežinau, susižiūrės, ką ne taip tarė ir panašiai ir viskas bus gerai. Kalbant apie Buzelį, neabejoju, kad NCAA matei ir tų labai atletiškų vyrukų ir su įspūdingais kūnais. Kas jį daro išskirtiniu nuo tų, kurie turi tik atletinės tas galimybės ir kūną? Kuo jis yra kitoks? Lengvesnis nei aš, tai užtat jis aukščiau šoka. Tai ir talentas daugiau turi ir visko, tai nežinau, keletą dalykų dar patobulins iš jis bus nesustabdomas. Ąžuolai, sunkusis kraštas Ąžuolas Tubelis ir centras Jonas Valančiūnas Žalgiryje. Kaip taip skamba? Be komentarų. Nieko nėra oficialiai, tai net neklausiu.